Labas ir sveiki atvykę į laidą Labas jaunuoliai. Tai yra speciali programa. Šiandien dalyvaus informacinių technologijų studentai. Tai yra Ovidijus, Gintarė, Paulius, Justa, Inga ir Ieva. Vilma studentė iš sporto grupės. Tai yra antroji programa. Aurimas studentas iš keramikos grupės. Ir Daiva iš namų ruošos grupės. Ir taip pat Tadas ir Havės direktorius. Šiandieną mes kalbėsime apie gyvūnus. Mes visi turime daug skirtingų žinių apie šią temą. Labas, berniukai ir mergaitės. Labas. 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 Gerai, pradėkime. Kaip jau sakiau, pirmiausia, kalbėsime apie gyvūnus. Labas, mano vardas yra Katinas Pruncius. Pruncius yra geras draugas, Asija nieko. Aš turiu aras. Aš gyvūną turėjau, bet nebėra, sakau. Aš namie turiu savo katytę, jos vardas Kešinytė, jai 3 metai. Man labai patinka su ja žaisti, laksto, miega. Labai protinga, labai būna eini į tuos kaip kasas ir duoda ženklą, kažkas ateis į svečius tenai. Patikėra būna, labai patinka. Mano mėgstamiausias gyvūnas yra šunys arba mažiukai šuniukai. Bet labai gaila, kad gyvenu nenuosavame name ir jokio gyvūno neturiu, bet labai norėčiau šuniuką. Mano gyvūnas šuo ir katytė. Mano šuo vardas yra Arčius ir Kešinytė. Ir labai mažas šuo. Šunys. Aš vieną turiu šunį kaime, vardas Nakadėnas. Matarėras. Kurie gyvūnai jūsų populiariausi? Man patinka, aš noriu turėti kiaulę savo sodeliukę. Ne kiaulę, o tą karvę, kur gan nešpieną su tą piliuką. Vilma, kokius gyvūnus tu mėgsti? Aš mėgstu visokius, bet aš neturiu jokio gyvūno, bet aš turėjau, bet nedėra. Tai aš dar norėčiau turėti irgi triušiuką, bet jau nedėra. Ar tau patinka laukiniai gyvūnai? Ne, nelabai, bet man labai patinka triušiukai. Man patinka panda. Man labai patinka laukinė gamta ir gyvūnai. Kartais, kai turiu laiko, per televizorių žiūriu apie įvairius gyvūnus, o iš miško gyvūnų man labiausiai patinka lapės. Man patinka papūgos. Ar tau patinka laukiniai gyvūnai? Nelabai. Aurimas, ar tau patinka kitokie gyvūnai? Patinka. Seniuka. Laukiniai gyvūnai tutančiai rankas. Ar tu esi buvęs zoologijos sode? Tai esu buvus su italais, man patiko būti su italais, visiems papasakoti lietuviškai, kas yra gyvūnas, yra geršvenus, tai kartais reikia duoti, pavyzdžiui, reikia duoti maistą, jis alkani kaip paršai. Koks tavo mėgstamiausias gyvūnas zoologijos sode? Man patinka, kur labai rėkia. Taip. Ir mačiau baltą mešką tikrą. Buvau.
Kur? Kaune. Koks tavo mėgstamiausias gyvūnas toje vietoje? Visokių. Taip, aš esu daug kartų buvusi Latvijos zoologijos sode, bet nelabai ką atsimenu, o daugiausiai tai Kauno zoologijos sode. Didžiausią įspūdį palieka žirafos, bet mano mėgstamiausias gyvūnas zoologijos sode, jos yra mano draugės, tai yra beždžionės. Esu buvus Kaune, bet kažkada esu buvus Klaipėdoje, ne pirmą kartą. Man labai patinka, kaip plaukia delfinai. Ne. Ar tu kada nors norėtum nuvažiuoti į zoologijos sodą aplankyti? Taip. Į kurį sodą? Ir dar kur? Berniukai, ar jums patinka dinozaurai? Oh my god. Taip. Kokie dinozaurai? Kitri. Kitri su tom juostom. Taip. Nežinau. Aš ne. Dinozauras Reksas ir kitokie. Taip. Taip. Man patinka ir mažų dinozaurus ir didelius. Dideli dinozaurai kaip dinozauras Reksas? Gal taip. Nelabai patinka, nes jie labai dideli ir labai reikia ugnims pjaudos. Bet taip pat yra ir mažiukų dinozauriukų. Nelabai patinka. Nu, kad man patiktų, bet mes kai buvom projekte ten į dinozaurio parke, ten mačiau iškamšo, tai vienas ten atrodo kaip vanduo ten. Ten mažiukų didelių mačiau kaip milžiniška pirmą kartą ten. Taip. Nežinau, kuris, bet man gal visi patinka. Tai, jo man patinka dinozaurai, Labai jums ačiū, berniukai. Tikiuosi, jums buvo linksma šioje programoje. Labas jaunuoliai. Jo. Viso gero. Viso gero. Viso gero.